Tau atsiprašysiu, tau buvusią studentę pašnekinsiu, nes dabar kaip tik stiklo studiją turi. Labą dieną. Malonu, kad atėjai. Dabar gali ją paaiškinti. Kažką, tik paskui prisimenu, kad reikia paskambinti. Aš nežinau, kažkam silžiau, kažkam. Aišku, bet ten skaitymas. Tapytojo naujos patalpos tapytojai. Tai reikia uždengti kamuolį veidą. Tada užbėrė sustingsta matyt. Girdėjau, bet prisimenu, kaip sakė, tai nieko ten nėra, čia moku. Tėvukas vis pasakoja. Bet čia man kaip tik jo, čia... Pasodinti svarainiai, tu tėviškai, taip tėvelio. Ir rodė, kur jūsų namas, ir jūsų namas išlikęs. Ne, tas sako, va šitoj vietoj. Tai toj vietoj visur. Mano ąžuoliukai prie kelio, mano sodinti ąžuoliukai. Tai va tą ąžuolus reikia nufilmuoti arba nufotografuoti, čia yra jau liudijimas. Tai bet namukas yra, ten muravota. Jisai kitoks tada. O klojimas, tai netoli Valius monasterijus, ten nuvežė klojimas. Ir jisai dabar stovi. Ir aš jau neatgavau. Nes mama irgi sakė, kad kaip ten buvo toks kalnelis, kad tą kalnelį išlygino, kad pievos ten, parodė, kur tos Starkevičiaus Prano tėvai gyveno toje vietoje pamiškiai. Prieš upės, paskui turbūt, kur ten buvo gudelį, ten kaime, Ne, ten nebuvo, mes apie nedidelį ryšį. Per kelią buvo mano senelė. Ten per tą tiltą važiavom, parodė irgi, kaip čia kas buvo. Taip. Ten, kaip pasakyti, tokie supažindino tą visą geografinės platumas, kur nevaikščio, kur lazdynai. Man sako, čia savo mane labai panaši. Kodėl? Nu, bet tenais... Kur sėdi prie suolo, taip, bet paskui yra bendra tokia visa klasė, visa mokykla. Nes, kaip aš jos vadinu, visiems tas ryškumas dingo ir taip išnyko tie vaizdai. Paspartas ta mokykla, jau Taip, mano pasakojo, pavyzdžiui, aš jau gausiu rašiau tas fotografusios, ką tai pasakojo, kad jos jau nebėra, o liko tik tai nuotrauka. Jūs tikrai aplankykit, kaip būsite Kaune, tikrai tai džiaugsis, kaip pasakysite, tam tikri prisiminimai. Bet aš prašiau jos, kad geresnė aš pavėlėko ir paskui tą kitą pasakymą. Galų vėliau užsirašyti bent, tai aš kokią